Mūsų grupė randasi jau 2 dienas Lietuvoje. Ir šie amerikiečiai ir kanadiečiai, kurie su mumis kartu keliauja, jau pilnai žino, kas yra Lietuva ir už ką jinai kovoja. Bet mūsų grupėje jūs matote su vežimėliais šie invalidus. Ir aš manau, gražiausiai pasakė šiandien vyskupas per mišias, kad šie žmonės kenčia už visos žmonijos nuodėmes. Bet už tai jie turi teisę prašyti Dievo, kad tų nuodėmių atleidimo. Ir gražiausias pavyzdys visam tam yra šie invalidai, kurie neturėdami kojų, bet jie kovoja už taiką ir nori, kad mūsų visos šalis gyventų draugystėje. Bet aš noriu, kad pasakytų porą žodžių jums Bredas, yra šios organizacijos atstovas Amerikoje. Labas vakaras. We come from North America to Lithuania with friendship in our hearts. Jūs matyt supratot, su draugystė mes iš Šiaurės Amerikos. Today, August 6, 1989, we remember the tragedy of Hiroshima. Šiandien yra Hirošimos tragedijos diena, 6 rugpjūčio. Together, we must say, never again. Mes turime pasakyti, daugiau niekada tai neturi pasikartoti. Our group includes people who use crutches. Mūsų grupė turi žmonės, kurie naudoja visokius instrumentus, kad eiti. People who walk without assistance. Žmonės, kurie gali eiti patys. People who use wheelchairs. Žmonės, kurie naudoja vežimėlius. People from Lietuva. Žmonės iš Lietuvos. People who are from America, people who are from Canada. Iš Amerikos, Kanados. And people who are from Russia. Ir iš Rusijos. All of them are people first. Visų pirma, jie visi yra žmonės. Our group and all of the world's people share common needs. Visi mūsų žmonės dirba už bendrus vargus, kovoja prieš bendras problemas. These common needs are far more important than our physical or national differences. Šitos problemos yra daug svarbesnės negu mūsų nacionaliniai skirtumai. We all need an open society. Mums reikalinga atvira visuomenė. A society which allows all people to fulfill their human potential. Visuomenė, kur kiekvienas žmogus galėtų išreikšti savo galimybės. A society which does not build walls around people with disabilities. Visuomenė, kuri nestato sienų tarp žmonių. But gives them the resources and acceptance they need to be active, visible citizens. Bet sudaro jiem galimybės visiems būti matomiems, kaip invalidams, taip ir sveikiems žmonėms. We need a society that puts the needs of people before the exaggerated needs of the arms race. Mums reikalinga visuomenė, kur žmogaus natūralūs interesai statomi aukščiau negu išpūsti kariniai interesai. We must fight to change the priorities of the world's governments. Mes turime kovoti kartu, kad panaikinti šios nelygumus. People before bombs. Žmonės prieš ginklus. Dabar trumpas vaidinimėlis, kurį amerikiečiai rodo važinėdami po visą pasaulį ir nori parodyti čia Lietuvoje jums. Let me introduce Philip. He is our representative from Canada. Filipas iš Kanados. He will help with a small demonstration. I have here some small metal balls and a bucket. Jisai mes į kibirą mažus metalinius kamuoliukus. This small metal ball represents 1 megaton of bombs, 80 times as big as Hiroshima bomb. Šitas mažas kamuoliukas reiškia 80 kartų stipresnę bombą nei Hirošimoje panaudota. Listen to the sound. Pasiklausykite garso.
Here I have 3 small metal balls. They represent all of the bullets and bombs, including nuclear bombs from World War II. Everything. Šitie 3 kamuoliukai, palyginus su tuo pirmuoju, reiškia visas bombas panaudotas Antrajame pasaulinėme kare. Next, I have 24 small metal balls. This is the firepower on 1 nuclear submarine, as big as 8 World War IIs. Šitie 24 metaliniai kamuoliukai reiškia vieną povandeninį dabartinį laivą. 8 kartus daugiau negu Antras pasaulinis karas. Now, the rest of the balls altogether represent the amount of nuclear weapons we have today between the United States and the Soviet Union. Visi likusiai kamuoliukai gali jums parodyti, ką reiškia visi dabartiniai ginklai prieš tuos, kurie buvo. I would like to introduce to you 2 special members of our delegation. Aš norėčiau jums pristatyti 2 mūsų grupės narius. They are John Galland, instead, Dan Sandstrom, who is a Vietnam War veteran. Daniel Sandstrom yra Vietnamo karo veteranas, invalidas, jo draugas mirė, o jisai neteko 2 kojų. And Raimundus, who is a veteran of the Afghanistan War. Ir Raimundas, kuris yra mūsų draugas ir dalyvavęs Afganistano kare. Taip pat invalidas. Labas, Lietuva.